turėjom žiaurų krešą, didžiausią krešą istorijoje. 100% akcijos, viskas. 100% akcijas, dar iški krito ant viršaus užmetus, beta portfelio labai aukšta ir važiuojam gazas dugnas. Iš Buffetto, man rodos, yra komentaras, kad spėliojimai apie ateitį daugiau pasako apie spėliotoją, negu apie ateitį, taip sakant. Ir šitas man irgi toks labai priimtinas. Matematiškai gali išskaičiuoti kažkokias optimalias strategijas, kurios sulūš juodam pirmadieniui pasitaikius. Taip, optimalu buvo būti 100% akcijose pastarosius 15 metų, bet ar tas žmogus būtų tai daręs? Keliautojams labai čia apsimoka. Taip, labai keliautojams apsimoka. Šiandien svečiuose turim Vytenį Šimkų, tai investavimo strategą iš Swedbanko, kuris labai profesionaliai paaiškina apie burbulus, apie ekonomikos veikimo ciklus, apie įvairiausius dalykus, kuriuos turėtų žinoti visi pradedantis investuotojai. Aptarėm daugybę temų, nuo tų pačių akcijų iki nekilnojamo turto pasirinkimų, gerų investicijų, blogų pasirinkimų ir įvairiausių kitų aspektų. Tai tikrai geras pokalbis, kuris yra prikimštas daug vertės ir manau pravers visiems, kurie pradeda savo investavimo kelionę. Leikim tiesiai į pokalbį. Tai pirmiausia, labai ačiū, kad sutikai atkeliauti ir pabendrauti, labai patiko pranešimas, kur skaitai ir aš jau kai kurias investavimo idėjas išsisaugojau watchlistus. Pradėkim nuo tokio gal truputį supratimo, čia apie tuos burbulus, apie į ką vertėtų atsižvelgti investavimą ir aš noriu užkabinti lūkesčius, bet tokiu supratimu, kaip didžioji dalis žmonių atkeliauja investavimą ir nesupranta, kad lūkesčiai valdo rinkas ir kaip jie įtakoja rinkas. Tai gal gali iš savo pusės užkabinti truputį tą pusę, vat, ką lūkesčiai daro rinkoms ir kaip galbūt šita vieta būna neįvertinta to paprastojo investuotojo pačioje pradžioje. Tai žiauriai plati tema, kur labai skirtingais kampais galima prieiti prie šito klausimo ir turbūt daug kas yra girdėję, ar ne? The bull and the bear, the animal spirits, ar ne? Ką Keynesas įvardijo prieš beveik 100 metų, ar ne? Kas valdo ne tik rinkas, bet apskritai visą ekonomikos investavimo ciklą, nes atsispirt galima žingsniu anksčiau, neprieinant tiesiai prie rinkų, bet prie to, kas valdo verslo ciklą. Tai yra iš principo tai yra investicijų ciklas, kai įmonės turi gerus ateities lūkesčius, jos aktyviau investuoja į plėtrą, tai padidina bendrą vidaus produktą, nes įmonės aktyviai investuoja, samdo daugiau žmonių, tai padidina vartojimą, toks užsikuria spiralė ir tai natūraliai lemia didesnius pelnus ir geresnės akcijų kainas, nes jos rodo gerus rezultatus. Ir tada kažkurio metu tai pasikeičia tie lūkesčiai, kad tos investicijos nebepateisina lūkesčių, jos neuždirba tiek pelno, kiek buvo parašyta verslo planuose. Įmonės galbūt nebegali grąžinti kreditų, nusisuka investuotojai ir tas ciklas apsisuka į kitą pusę ir važiuojama žemyn, kol irgi pasiekiamas kažkoks dugnas, kad gerai, kapitalo grąža jau vėl gera yra, galim vėl pradėti investuoti. Ir turim šitą investavimo ciklą realioje ekonomikoje, kuris atsispindi ir finansų rinkose. Tai tas ryšys, kadangi ekonomika nuėjo labiau link paslaugų, ne tiek fizinės infrastruktūros, jisai mažiau matomas yra bendrai tarp investavimo ciklo ir finansų rinkų ciklų, bet jisai matomas atskiruose sektoriuose, kaip mes turim labai didelės investicijas biotech sektoriuje, pavyzdžiui, ten praėjusį 10-metį turėjom kažkokį tai labai trumpą covidinį ciklą į Zoomą ar kažkokias panašias technologijas. Turim dabar dirbtinį intelektą, kur tam tikras sektorius turi labai didelį lūkesčių dėl ateities pelnų, metamos labai didelės investicijos, labai stipriai auga akcijų kainos, visi susiję sektoriai labai pakyla. Ir kol tie lūkesčiai važiuoja į priekį, kad tas augimas bus labai geras, tai pateisinamos yra akcijų kainos tokiais labai gerais lūkesčiais iki to momento, kai tie lūkesčiai susvyruoja ir tada mes turim kažkokią korekciją. Ir klausimas yra, ar tada tuo metu yra įdomesnė ta krizių anatomijos yra dalis, kol tie lūkesčiai važiavo į viršų, ką darė finansų sistema, kiek jinai pasidarė trapi. Ar kiek tas važiavimas į viršų buvo paremtas skolintais pinigais, kiek jisai buvo, kaip stipriai buvo naudojamas į finansinių svertų. Nes tada tai lemia, kiek toli mes galim kristi žemyn. Ne? Ir jeigu turim ten 29 metų, pavyzdžiui, krizę, kuri buvo labai vedama skolintų pinigų ir turėjom žiaurų krešą, didžiausią krešą istorijoje. Tuo tarpu, tarkim, .com burbulas, kuris buvo toksai lokalizuotas, nebuvo labai didelio kažkokio, tai akcijų burbulas kosminio išsipūtimo,
bet jisai net nebuvo apaugęs tokiom piramidiniam struktūrom, kažkokiu labai dėliu leverage ir jisai neturėjo platesnių ekonominių pasiekmių. Tada vėl kitas pavyzdys 7 metų krizė, kuri buvo labai didelių finansinių svertų ir labai sudėtingų, dideli bankų žlugimai. Ir tai vat irgi tie burbulai ir tie lūkesčiai, kokia dar jų yra, kokia finansinė struktūra eina kartu su jais, labai priklauso nuo to, kokio gylio būna korekcijos po to. Man iš karto gimė kokių 10 klausimų, žinai, šito klausantis, tai pradėkime nuo tokio galbūt paprastos tos pradžios. Sakykime, žmogus pradėjo investuoti, nesvarbu į kokią turto klasę, nes vis tiek ekonomika realiai tais ciklais keliauja nepriklausomai, taip sakant, kur esi. Į ką galbūt turėtų specifiškai atsižvelgti pradedantis investuotojas arba galbūt jau tas, žinai, 2-3 metų investuotojas, kas po pandemijos nusprendė, kad reikia pradėti žengti žingsnius, kad suprasti šitą vietą, kad taip sakant, neiššokti ant aukštumų ir nepabėgti žemumuose, man rodos. Vis tiek tikslas, žinai, neprarasti pinigų rinkoje ir apskritai investavime, bet kaip šitas supratimas gali padėti žmogui suvaldyti tam tikras rizikas? Na, čia turbūt galioja visais atvejais, kad įėjimas į rinką ir išėjimas iš rinkos vieni sudėtingiausių klausimų. Tai jį labai sprendžia periodinis investavimas, automatiškai atkrenta tas klausimas, tiesiog nuolatos kažkaip investuoji ir tas nėra tiek svarbu. Bet jeigu ten įeinama, sukaupiau kažkokį kapitalą ir noriu įeiti, tai tas klausimas yra sudėtingesnis. Vėlgi, dažniausiai, jeigu investuojama labai ilgam laikotarpiui, nelabai svarbu, bet galima sudeginti 10-metį, jeigu pataikyti į investuoti į .com burbulo viršų. Ir turbūt čia yra vadovavimosi sveikų protų dalis tokia, kad jeigu taksistas kalba apie investavimą į Tesla ar jūsų kaimynas siūlo, turbūt vis tiek yra kažkokia informacijos hierarchija, kada kokia informacija apie galimybės pasiekia skirtingus žmonės. Yra žmonės profesionalai, kurie domisi, yra mėgėjai, kurių tai hobis, kurie tai nuolatos daro. Ir yra žmonės, kurie šiaip neužsiima investavimu, bet jau tada, kai visi žino apie kažką, tai turbūt jisai jau paskutinis nusipirko. Jau nebėra tolimesnių pirkėjų. Tai gal galima pabandyti, bet neit all in. Apskritai neit all in į jokias investicijas nereiktų. Tai turbūt bendro atsargumo diversifikacijos išskaidyti tas investicijas, jeigu ne pagal sektorius, pagal geografiją, jeigu atrodo, kad labai brangi JAV rinka, gal šiek tiek didesnį svorį galima dėti kitoms rinkoms. Galbūt, jeigu dalis ekspertų sako, kad tikrai rinka yra overpriced, gal galima palaukti šiek tiek ir nepulti stačia galva. Aišku, yra ekspertų, kurie visada sako, kad tuo viskas kris. Ir tai irgi turbūt reikia šiek tiek namų darbų pasidaryti, pasiskaityti. Situacijos, ekspertai irgi nežino, kaip yra. Ar ne? Aš atsimenu, dar mokyklai buvau, jau tada atrodė, kad S&P tikrai labai, labai per brangus ir tada 200% dar pakilo per 15 metų. Tai sunku įvertinti, kartais tikrai būna struktūrinių pokyčių tokių ekonomikoje, kur tie seni rodikliai, jeigu žiūrėti pagal senus PI kažkokius tai santykius, tikrai nebūtų buvę logikos investuoti į JAV, bet matom rezultatą, kad reikėjo. Ir turi būti turbūt flexible, bet atsargus. Girdžiu šitas periodiškas investavimas, girdžiu diversifikaciją, kas tikriausiai pasikartoja visur. Tai ne veltui visi kartoja. Jo, ir dažniausiai tai yra nuobodus patarimas, kuris veikia. Ir daugelis išmoksta, kad tai veikia iš blogų patirčių, sakykime, nes nuvažiuoja į tam tikrus specifinius pasirinkimus. Dar kai kalbėjai apie vieną akciją, žinai, kur taksistas tau rekomenduoja, man iš karto Peter Lynch, tas patarimas buvo, man rodos, iš vienos knygos, ten viena iš pagrindinių dalykų, kaip į akcijas investuoti buvo, tai neinvestuok į tą, apie kurią visi kalba. Nes čia labai, vėl,
nebūtinai šaunant ten į specifinius vardus dabar, bet tiesiog, kad vienas verslas, apie kurį kalba visi, jau tikriausiai bus ne toj sferoj, kur tau apsimokėtų ir Taip, tu gausi. jau nuvažiavęs traukinys. Ja. Pajudinkim truputį tą, galbūt Amerikos ir paskutiniu metu gal tą Magnificent Seven, netgi labiau fokusą, vėl jis keitėsi, tam tikros kompanijos ateina, išeina, bet jeigu taip pasižiūrim, daugelis žmonių atkeliauja į investavimo pasaulį, tai pradeda nuo pagrindinių ten, sakykime, bazinių knygų arba kokios edukacijos straipsnio, išgirsta S&P 500, pasižiūri į grafiką ir vėl visur perskaito istoriją, negarantuoja ateities ir sako, tai žinai, 10% buvo, tai čia 10% ir bus, 100% aš tiesiog keliauju ir viskas. Dabar dalinai aš suprantu, kad yra supratimo to ilguoju laikotarpiu, kodėl Amerikos ekonomika tikrai sėdi toje stiprioje vietoje, 25% GDP pasaulio netgi lygio paėmus, bet gal užkabinkim truputį tą labai koncentruotą fokusą pačiam viršuje. Nes man rodos vienas aukščiausių, jeigu paimtume dabar, kad tas top 10 kompanijų, tai sėdi su 35, man rodos, ar 34%, priklausomai nuo kurią dieną patikrinsi, tai atrodo, kad realistiškai trečdalį pinigų aš dedu į 10 kompanijų, nors investuoju į labai diversifikuotą įrankį, kuris turėtų apimti 500 kompanijų. Suskonkretinant klausimą, kur matai tą būtent galbūt pagrindinių kompanijų koncentraciją, iš savo galbūt to ekonominio cikliškumo pusės. Ar mes čia įsibėgėnėjom į tam tikrus pervertinimus, ar mes kaip tik vienaip ar kitaip uždirbsim tom kompanijom vis daugiau pinigų ir tie pelnai pavys tuos rodiklius ateityje. Ir vėl rekomendacijų nedalinam, tik įžvalgomis dalinamės, bet galbūt tą koncentraciją pajudinant truputį išsamiau. Vienos priežasties nėra, yra turbūt tam ir tikro ir cikliškumo, ne AI burbulo, ne tai, kad vienas konkretus sektorius pritraukia labai daug dėmesio. Ir to dėmesio pritraukia į tos įmonės, kurios ir tai buvo labai stiprios, turėjo platų produktų paketą, kurios buvo konkurencingos ir taip, ir jos dar iššoko iš šitą traukinį. Ne? Tai kaip ir dvigubą gauna pastiprinimą. Kodėl ta koncentracija tokia susiformavo? Jinai jau formavosi ilgą laiką ir tech akcijos apskritai turėjo nuostabų 20-metį. Iš dalies gal tai susiformuoja dėl ir technologijų, ir interneto amžiaus specifikos, kad sena, tarkim, ekonomika, jeigu tu gamini daiktus, tai vis tiek yra fiziniai apribojimai. Tau reikia žaliavų, tau reikia darbuotojų, tau reikia kapitalo, jisai nėra labai lengvai skeilinamas. Yra vis tiek fiziniai apribojimai. Kai tu kalbi apie skaitmeninį produktą, tau nieko nekainuoja papildomas produktas. Man čia Amazonas tikriausiai geriausias pavyzdys. 50% to fizinio, bet žiūrėkim, ką AWS atneša. Taip. Ar Spotify'us. Iš viso. Nieko nekainuoja papildomas daiktas. Centai serverio elektrai. Yeah. Ne? Tai ir tas nebuvimas tų ribinių kaštų, kaip ekonomistai sakytų, pagaminti papildomą produktą, jisai lemia, kad laimė įmonės, kurios turi didelį network effect, didelį tinklą vartotojų ir tokie formuojasi kaip natūralūs monopoliai, kad tose rinkose, kur yra labai skaitmeninės tokios rinkos, skaitmeniniai produktai yra vertinama, kad formuojasi tokia winner takes it all dinamika, kad yra ne 5 dideli automobilių gamintojai, yra vienas laimintis streaming service. Ir mes matom, kad taip nėra, yra keli, Disney'us varžosi su Netflix'u, Apple Music varžosi su Spotify'um ir taip toliau, bet jų nėra daug ir tau reikia kritinės masės, kad tas produktas būtų sėkmingas. Ir todėl gal tų įmonių tech yra mažiau, bet jos labai, kai jos jau atsiduria viršuje, jos tampa labai didelės. O tai dabar paėmus su monopoliu kovoti, iš reguliavimo nebent gali. Kitaip tave tiesiog nupirks ir tu tapsi to, taip sakant, mašinos dalimi. Tai dabar iš karto yra klausimas, ar įmanoma joms ir toliau, taip sakant, duoti tokius rezultatus, kuriuos atnešinėjo paskutinius 10-20 metų. Ar manai, kad čia bus tam tikras sustabdymas?
Yra ir daug judesių tiek Europoje, tiek Jungtinėse valstijose yra svarstymų apie tai vienai, tiek kitai kompanijai pasigirsta, kad galbūt reikėtų kažkokią tai dalį paslaugų atskirti, kažkokį spin-off atskirą kompaniją padaryti ir taip toliau. Čia turbūt nėra gal tiek pagrindinė grėsmė. Kai kuriuose vietose tie patys verslai išsisemia, čia turbūt jau pereinama į labiau socialinę tematiką, bet turbūt daugelis nėra, pavyzdžiui, patenkinti, kokioje būklėje yra socialiniai tinklai ir ką tai reiškia ten Facebook'o, pavyzdžiui, ateičiai, ar tai vis dar bus toks pat perspektyvus verslas, bent jau iš socialinės medijos. Iš kitos pusės yra gal technologinis progresas gali. Apie Google daug kas rimtai svarsto, kiek Google'as kaip ten paieškos sistema yra efektyvus, kai ateina ChatGPT prijungtas prie interneto, kuris galbūt geriau tą nišą užima. Ne? Tai gali būti, kad technologinis progresas pakeičia tuos laiminčius. Bet matom, kad, tarkim, tas Microsoft buvo titanas kokiais 80-aisiais, 90-aisiais. Tada turėjo labai prastą dešimtmetį, kai išleidinėjo Windows Vista ir kovojo su Europos Sąjunga dėl monopolių, dėl Internet Explorer naršyklės, kas jau visi seniai užmiršo, kad šitos istorijos buvo, o dabar vėl puikiausiai šoko ant cloud computing ir AI ir atrodo labai stipriai, ne, tam pačiam nuostabiajam septintuke. Tai tų kompanijų irgi, jos turi prastų dešimtmečių, turi labai gerų dešimtmečių. Atrodo, kad Google neišstumiamas iš pirmos vietos, dabar Google'as tokį prastesnį laikotarpį turi, santykinai lyginant su to, koks galingas Google'as buvo prieš kokius 7 metus. Pinigus dar skala gerai, bet man tai atrodo yra didelė rizika, kad Google'as turi, Alphabetas šito vietoj, bet gali turėti tų reguliacinių problemų, kad jis iš tiesų privalomai bus išskirtas, nes lyginamai lengva pasakyti, kad iš tiesų monopolis ir čia net nėra sunku pasakyti, sunku surasti priežasčių, kodėl ne, taip sakant. Bet vėl, čia irgi klausimas, kaip tai atrodytų, kaip tai veiktų ir manos Microsoft'o sprendimas apsipirkti dirbtinio intelekto pusėje ir sukišti į OpenAI tą pusę, čia buvo vienas tokių labai stiprių ir labai gerų metų padarytų veiksmų, taip paėmus. Grįžtant prie tokio galbūt labiau požiūrio į S&P 500 ir vėl rekomendacijų, kaip noriu pabrėžti, nedalinam šito vietoj, ar dar vis matai tą tokį senamadišką galbūt įvardinimą, kad periodiškas investavimas, ilgas laikotarpis ir kai ilgas mes nekalbam mėnesį, aš kalbu, taip sakant, porą dešimtmečių plus, 20 metų plus, kad tai dar vis yra kažkas, kas gali būti kiekvieno investuotojo portfelyje, vėl, atitinkant rizikos parametrus, atitinkant tą, kad tai yra, taip sakant, apskritai tinkantis įrankis žmogui, čia daug tokių didelių if, bet ar tai galėtų būti ta strategija, kuri yra dar vis viešai skatinama, kur čia, tikriausiai, jeigu iš investavimo knygų paimsiu, tai, nežinau, 6-7 tikriausiai pagrindė ir argumentuoja, kad tai yra vienas iš tų fokusų, kur tu tiesiog turėtum periodiškumą turėti, diversifikaciją turėti ir pasyviai važiuoti. Tai 95% žmonių, kurie nenori labai aktyviai įsitraukti į analizavimą, kažkokį tai modeliavimą, dėliojimą, tai kažkokia pasyvaus investavimo strategija turbūt yra paprasčiausia dalis. Investavimas apskritai yra ilgalaikis procesas, nes žmonės dažnai gal turi lūkestį, ar jam įperšama idėja yra, kad čia kažko greitai kažkokį praturtėjimą. Ne, žmonės sutaupo kažkiek pinigų, jų lieka ir tu kažką su jais darai ir investuoji. Kartais su tikslu, kartais be tikslo. Ir tas periodinis investavimas tai irgi automatizuoja tą sprendimą savo. Tai jisai be abejo yra efektyvus. Klausimas, į ką yra klausimas geras, nes tai buvo 15 metų fantastiškų JAV akcijom ir S&P ir Nasdaqui puikus 15 metų. Ar ateinančius 15 metų JAV bus toliau lyderis, ar vidutiniokas, ar žemiau, tarkim, pasaulinio indekso vidurkio?
turbūt kol kas atrodo, kad bus gerai, ar ne, tokie lūkesčiai yra, todėl tos akcijos yra brangios, bet irgi tas jų brangumas mažina jų potencialią grąžą. Gal Azija iššaus, gal Europa susijims ir pasidarys, gal Latino Amerika bus kažkoks tai naujas. Dabar ir Indijoje buvo tokio antraštėm prabėgo, mačiau, kad buvo puikus. Aišku, besivystančios rinkos turi savų papildomų rizikų, mažiau stabilios ekonomikos, dažnai būna ir kapitalo kontrolės, kažkokios valiutos nestabilios, yra papildomų visokių dalykų, tai investavimas į išsivyščiusias rinkas dažnai būna saugesnis, efektyvesnis. Dažnai, kadangi knygos rašomos amerikiečių yra, tai natūralu, kad jie savo rinką žiūri, kaip ir ten Britas sakytų, kad investuok į FTSE 100 ir taip toliau, nes irgi tada neturi valiutos rizikos, neturi dar kitų dalykų, kas irgi supaprastina dalykus, apie kuriuos nepagalvoju, nes neretas investuotojas būna, investavau į S&P ETF-ą, o pusė mano grąžos buvo iš to, kad doleris pabrango, ar ne, apie ką aš investuodamas iš vis nepagalvojau. Tai yra tų papildomų dalykų, kuriuos reikėtų turėti minty. Amerikos akcijos, bet kokiu atveju, kaip pačios giliausia rinka ir su didžiausiu pasirinkimu, bet kokiu atveju bus to krepšelio dalimi, nes tai globalios kompanijos veikiančios visame pasaulyje. Ar didesnis svoris turėtų būti likusiam pasauliui? Galbūt, nes dabar to net ir tų pasaulinių indeksų svoryje labai didelė dalis yra JAV. Šiam 7%. Kažkas apie 60-70%. Tai viena vertus ir logiška yra, nes buvo 15 metų super geri JAV akcijoms ir tai yra tarptautinės kompanijos, kurios pardavinėja visame pasaulyje. Kita vertus, ta koncentracija tikrai yra didelė. Tai galbūt būtų ir jeigu investuojant į pasaulinį indeksą, galbūt selektyviai painvestuoti ir į kitas, pavyzdžiui, išsivyščiusias šalis, kad šiek tiek atskiesti tą proporciją. Atsimenu iš tavo pranešimo kelis tokius kertinius dalykus dėl Europos ir Azijos. Tu vis tiek tai 3 lyginai pagrindė Ameriką. Latino Amerika nebuvo, man rodos, pranešime, tai šitą pasakė, aš dabar taip sėdžiu, galvoju, nepasikaušiu šitoje vietoje. Aš irgi nepasikaušiu, aš kaip visiškai wild pavyzdį sakau, kad dažnai laimėtojai būna ten, kur mes jau nesitikėm. Nu, aš esu tą matęs koreliaciją, kur vis tiek Amerika ir pagal jų visus tos grafikus dažniausiai vadina international, tai likęs pasaulis, taip sakant, arba tie patys viso pasaulio indeksai, tik ex-American, tipo, kad ekskludina bendrai paėmus. Tai būna tas, kad ten 10-15 metų geras laikotarpis vienai pusiai, nudada ten 5 metų koks laikotarpis kitai. Bet mane nustebino, kad didžiąją dalimi vis tiek Amerika, taip sakant, sėdi tame gerame laikotarpyje ilgesnį laiką, kaip iš stipresnės ekonomikos. Tai aš dažniausiai labiau linkęs galvoti, kad tie verslai, kurie jau dabar dirba pagrindė per visą pasaulį, jie kaip jau ir turi tą papildomą diversifikaciją, bet tas būdas investuoti į visą pasaulį, irgi mums yra labai lyginamai lengvai prieinamas, mes tiesiog prisiemam tą tokią riziką, kad o kas jeigu Amerika augs greičiau, tai mūsų rezultatai bus truputį prastesni, bet galbūt ramiau miegosim. Ir ramus miegas irgi yra labai gera investicija, taip sakant, pas daug žmonių. Dabar truputį pajudinus tą tokį vis tiek aktyvų investavimą, nes daug žmonių iššoka tuos pasyvius investavimo pasirinkimus, ir kaip sako, stebėti kaip dažai džiūsta būna labai nuobodu. Tai painvestavau mėnesį, painvestavau ten pusę metų, painvestavau kelis metus ir galvoju, pasyvus investavimas man iš tiesų gerai veikia. Ypač kas pradėjo dabar po 20, tai man rodos į bet ką įdėk pinigus, realistiškai tavo grąža jau... Čia irgi klausimas, ar labai sveika yra susiformuoti tokius lūkesčius, ar ne, kad labai nesveika. 25 metus taip ir bus, nebus taip. Ir aš labai tą mėgstu pakartot, kad krizės bus ir jom pasiruošti. Ir tikrai kažkuriuo momentu dabar į biblioteką nuėjus ir laikraščius pavarčius iš 8-9 metų, labai gali greitai gauti žinutę, kaip tai gali baisiai atrodyti. Ir atrodo pandemija kaip ir supažindino, bet supažindino labai trumpam laikui. Taip. Niekam nepritrūko dar taip greitai pinigų, kad iš tiesų pajustų tą tokią galbūt investicijų baimės pusę. Tai dabar atrodo, sėdžiu, didelis kiekis žmonių, 3-4 metai, investicijų, pabandžiau, pamačiau, kad pasyvus investavimas veikia, bet galvoju, aš galiu įdėti daugiau darbo, aš gausiu daugiau rezultatų. Ir čia yra gan logiškas požiūris iš to, kad jeigu mes darbė įdėsim daugiau darbo, dažniausiai daugiau rezultatų gausi. Investavime šitas veikia truputį kitaip. Tai gal gali pasidalinti savo įžvalgomis,
kiek žmonių galbūt apskritai vertėtų judėti prie to aktyvaus investavimo ir ar tu matai tą didelę naudą investuoti daug laiko tam didžiai daugumai tų retail investuotojų, tų paprastų investuotojų, kurie, sakykime, nu, investuoja nedidelėms sumoms, sakykime. Nebent jums tai įdomu ir savaime teikia malonumą, kad aš pataikiau. Na, kažką. Tikimės šito. Tai šitos pusės, tai jeigu tai savaime yra kaip hobis ir kuris galbūt neša ir kažkokią finansinę naudą, tai valio važiuojam. Bendrai tyrimai rodo, kad aktyvus valdymas ilgą laiką pralaimi pasyviam ir nedaug yra valdytojų, kurie nuosekliai demonstruoja geresnius negu rinkos vidutinius rezultatus. Yra tokių valdytojų, kurie tai nuosekliai daro, bet jų nėra daug. Yra valdytojų, kurie turi keletą metų iš eilės gerus rezultatus, bet po to ta strategija išsisėmė, pavyzdžiui. Ir iškart Cathy Woods šauna į galvą. Yra daug pavyzdžių. Ir yra tiesiog skirtingos, susiformuoja rinkų struktūros, skirtingos ekonominės aplinkos, finansų pasaulis nuolat mainos ir tos strategijos jos nebūna laiminčios labai ilgą laikotarpį. Irgi mes priklauso nuo to, kokioj rinkoje mes pradedam investuoti, mums irgi susiformuoja tam tikrą psichologiją. Pradėjus investuoti va tokiu laikotarpiu, viskas kyla. Ne? Tai didelis rizikos apetitas, dideli statymai ant 100% akcijos, viskas. 100% akcijas, dar biški kripto ant viršaus užmetus, beta portfelio labai aukšta ir važiuojam gazas dugnas. Kitas pradėjęs investuoti kokiais nors 2008 metais, kai viskas raudona ir krenta, ar ne, jisai gal... Obligacijų dešimtmetis bus. Obligacijų dešimtmetis ar kokia nors obsesija akcijų šortinimui, nesgi viskas krenta ir čia skausmingas būtų pasirinkimas. Ir defensive akcijos kažkokios ir taip toliau. Tai žmonės arba ten tuo pačiu laikotarpiu ekonomistai, kurie baigė universitetus ten 80-metį Amerikoje, jie tik tai apie infliaciją ir te gali kalbėti, ne? Kur ekonomistai susiformavę po praeitam dešimtmetį Europoje, jie tik tai apie defliaciją gali kalbėti, nes tokia buvo dešimtmetį. Tai tos patirtys pačios pradinės, kurios suformuoja karjeros pradžią ar investavimo pradžią, jos labai dažnai tokių sukuria šališkumų mūsų smegenyse, kur mes dažnai tą realybę matom tada per tam tikro spalvos lęšius ir dažnai galbūt ir tada pasikeičia ta rinkos struktūra ir mes jau nebeturim įgūdžių adekvačiai įvertinti tą rinkos situaciją. Tai tada tas pasyvus investavimas ir vidurkinimas gelbėja mus nuo mūsų pačių. Bet aišku, aktyviau investuojant ar bent jau priimant kažkokius taktinius sprendimus, jeigu, tarkim, paskirstimo, ne konkrečiai stock pickinimo, nes stock pickinimas yra visiškai atskira dalis, kur formuoti portfelį kažkaip tai dėlioti ir jinai rizikingesnė ir daug labiau imli laikui. Bet bent jau ta alokacija turto tarp, tarkim, akcijų, obligacijų, jinai turbūt nedaug labai laiko reikalaujantis sprendimas, bet jisai gali būti, ne, žmogaus irgi natūraliai, kai gali keistis rizikos apetitas dėl tiesiog jo besikeičiančio gyvenimo ir poreikių, gali jisai keistis, kad jam atrodyt, kad čia jau vakarėlis įsisiubavo labai stipriai, man atrodo, reikia užsifiksuoti šiek tiek pelno iš akcijų ir permesti į saugiau, pavyzdžiui. Tai gali būti tokie minimalūs aktyvūs sprendimai, kurios žmogus priimtų, reaguodamas į tai, kokioje vietoje yra rinkos ir kaip jisai jaučiasi dėl savo noro prisiimti daugiau ar mažiau rizikos. Aš labai girdžiu ir šiaip,
per savo praktiką pamačiau, taip sakant, vėl perskaičiau pakankamai knygų, susidėliau patį ETF portfelį pačioje pradžioje, kad ramum būtų, nukeliavau į dividendinį investavimą, nes man patiko ir domino tiesiog vertinti verslus ir pasižiūrėti, taip sakant, visas kanalas buvo sukurtas ant to, kad žiūrėkit, kaip veikia dividendai, nu ir daugeliui labai smagu, nusipirki kompanijos akcijų už tai, kad jie turi akcijas, gauni pinigus, atrodo iš niekur. Vėl supratimas, kad tai yra pelnas apmokestinimas, netgi 2 kartus, nes tu ir gauni kaip dividendus ir visas tas ROI skaičiavimas tikrasis irgi turi savo kabliukų, bet man tiesiog laiko investicijos. Aš tą vien pagrindinį rodiklį skaičiuojant, nu, pamatai, kad tu nesilygini su nuliu, tu lygini su indeksų grąža ir čia labai yra, nu, kartais skausminga įsivertinti iš tiesų, kur tu gerai padarai veiksmus, kur tu galbūt neturėjai daryti tų veiksmų ir tiesiog palikti viską ramybėj. Dabar grįžtant gal truputį prie tos minties, kad aktyvus portfelis ir būtent iš akcijų pasirinkimų ir individualių verslų nėra daugeliu ir tikėtina, kad daugelis žmonių šitoje vietoje nukentės, jeigu mes imsime ilgai laikotarpį. Bent truputį juos užvesti ant to teisingo vertinimo ir numušti nuo tų emocinių pasirinkimų. Ką aš turiu menį, aš norėčiau, kad trumpai supažindintum su vertės investavimu. Tai kaip jį apskritai suprasti, nes daugelis žmonių šoka, girdėjau, Nvidia puikiai važiuoja, nu tai žinai, šokam. Tai girdėjau Teslos puikus rezultatai, nes ten tas ir tas, naujiena atkeliavo iki manęs, aš irgi pasirinksiu. Nu, taksistas kitaip pasakant, parekomendavo. Tai gal truputį užvesti tą tokį vertės investavimo pasaulį, nes atsimenu tavo rekomendaciją iš The Little Book That Beats the Market, pagrinde paremta vertės investavimu ir tuo teisingų įsivertinimų kompanijos ir manau, kad čia labai daug žmonių galėtų iš tiesų nepridaryti neprotingų sprendimų, nežinau, kaip diplomatiškai pasakyti šitą vietą. Čia kontekstas gal pradžiai kitas yra. Vertės investavimas nereikalingas yra tokios rinkose, kaip mes dabar matėm. Okay. Kai viskas važiuoja į priekį ir matom, kad fondai, kurie ieško tų vertės akcijų ir taip toliau, jie nepopuliarūs, jie praranda klientus ilgą laiką, nes 15 metų važiuoja Nasdaq'as į viršų, nieko galvoti nereikia, buvo metų neigiamų, bet šiaip bendrai mažuma. O kas yra, jeigu meškų rinka 10 metų? Arba Lost Decade, kaip 2010. Ir tada atsiranda poreikis, bet kažkas tai vis tiek auga. Ir ieškoti tos vertės, kurios kompanijos yra geros, tada paprastai būna renesansas. Gerai, viskas dabar nebekyla taip, kaip kylo, o kurios kyla, kaip atsirinkti tas, kas yra geras. Tai tada būna tas sudėtingoji dalis ir tada yra didesnė turbūt logika irgi to aktyvesnio investavimo, kai nebėra taip, kad viskas automatiškai kyla, mums reikia ieškoti tikrai gerų kompanijų ir tas investavimas nepasidaro toks paprastas. Tai yra krūvos knygų prirašyta, aš tikrai nesu labai gilus ekspertas value investavimo, bet viena iš tų paskutinių knygų buvo, kur skaityta Little Book That Beats the Markets, aprašo tokią pakankamai labai supaprastintą vertės investavimo logiką, kad tikslas yra pirkti geras kompanijas ir ten apibrėžia geras kompanijas, kurios turi gerą nuosavo kapitalo grąžą. Tai yra, kad įmonė pati investuodama į save gali uždirbti 30%, pavyzdžiui. Kas yra fantastiškas grąžos rodiklis. Jeigu įmonė gali tiek uždirbti investuodama į save, tai turbūt jinai tą ir darys, nes jinai išoriai už savęs tokių galimybių neras labai daug. Tai jeigu jinai investuos į save, jinai turbūt auks. Ir tikėtina, tas kapitalo rodiklis grąžos rodiklis turbūt prastės ilgainiui, kai jeigu kompanija vis daugiau ir daugiau investuos, bet jisai vis dar yra super geras ir jisai viršė, ne? Jeigu obligacija 5%, akcijų indeksas 7%, jinai pati save investuoja už 30%, fantastika. Dar 20 priimtina ir 5%. Taip. Ir kitas rodiklis, bet mums reikia surasti tas kompanijas, kurios turi aukštą kapitalo grąžą, kurios būtų už prieinamą kainą. Tai labai paprasta taisyklė. Pigiai pirkti geras kompanijas. Ir pigiai, tai ar tas pats PE ratio, ar geras earnings yieldas būtų, ar ne, kad tiesiog geras įmonės uždirbamos pelno ir jos kainos santykis. Ir aišku, yra ten niuansų, kokius ten specifinius tos rodiklius
pasimti, yra ir internetinių toolsų, kurie padaro visą tą atrinkimą tų kompanijų, galima ir to pačiu Yahoo Finance pasinaudoti, išsitraukti, išsifiltruoti. Bet logika yra tokia, kad išsirikiuojam kompanijas pagal vieną rodiklį, 1, 2, 3, 4 geriausia, pagal kitą, duodam balus pagal šitą, jų vidurkis yra, ne automatiškai pagal kažkurią vieną iš tų taisyklių, bet jų vidurkį dedam ir žiūrim, kad šitų kompanijų yra geras kainos ir kokybės santykis. Ir toj knygoje bent jau rašoma, kad turint portfelį, neinvestuojant į, tarkim, 10 geriausių kompanijų pagal šitą taisyklę, ten iš Amerikoje, pavyzdžiui, investuojam, praeina metai, žiūrim iš naujo, kokios dabar kompanijos yra geros, anas parduodam, perkam naujas. Ne? Ir toksai labai aktyvus, visiškai automatinis pagal taisyklės, investavimas, kaip atsirinkti portfelį ir ką daryti. Bėda yra su tokiu investavimu, kad labai daug reikia kapitalo atsidaryti 10 pozicijų, dažniausiai vertinant komisinius, kokia minimali... 600 000 portfelis, taip, kad efektyvų valdyti būtų. Kad būtų efektyvų valdyti, reikia pakankamai reikšmingų sumų ir, vis tiek, tas perbalansavimas yra pakankamai imlus laikui ir mokesčiams ir taip toliau. Bet, anot autoriaus, kuris, šiaip yra stambus turto valdytojas, ta strategija dažniausiai bytina tą patį S&P. Ilgesniais laikotarpiais būna metų kitų, kai nebytina. Bet jeigu bent jau skaičiau ir po to tikrinau, ką akademikai testavo tas strategijas, tai taip, jeigu jos sąžiningai laikytis, jinai veikia daugelį rinkų, ne tik Jungtinėse valstijose, bet būna periodų, kai jinai būna nesėkminga. Todėl jos yra sunku laikytis, tai jinai yra brangi ir reikalauja daug disciplinos. Bet istorija rodo, kad jinai gali veikti, nes logika yra pati labai stipri, kad nukaina tai perki geras kompanijas. Man didžiausias tikriausiai klausimas iš tą logiką būna tas 1 metų taisyklė. Nes man atrodo, rinkai kartais užtrunka įvertinti verslus ir čia atsiranda toks, jeigu tu sakai, kad tikrai per metus tu turi vis tiek tą parduoti poziciją, o jeigu tu matai, kad realistiškai tau kaip ir neapsimoka, nes dar nėra teisingai įvertinta, galbūt tu palauktum 2, bet tada čia prasideda ant taisyklės, tai papildomas taisyklės ir iš karto... Gali būti taisyklė ir 2 metus tą pačią kompaniją pasakys pirkti. Teoriškai, jeigu jį nukrito visais, ten, taip sakant, dar atpigo labiau, tu ją ir laikysi. Taip. Bet įmanomas scenarijus, kad jis, sakykime, net nešė tau tiek daug ir galbūt nesurezonavo, kažkas perėjo jau į geresnę situaciją dėl potencialaus augimo. Tai vat, man tas 12 mėnesių labiausiai ir labai surezonavo su tavo pasakymu, kad retail investuotojų kiekis truputį išmuša tą vertės investavimą ir tas horizontas dažniausiai išsiplečia į priekį. Vėl nežinau, ar pačio mintis, ar iš kažkur paimta mintis, bet labai toks logiškas, bet to pačiu kažkodėl neatsižvelgtas iš mano pusės dalykas. Tai irgi sėdėjau toks, įdomi. Čia įvairūs kampai. Turbūt dėl tos taisyklės turbūt reikia įvertinti logiką, kokia buvo rašyta knyga. Knyga buvo rašyta visiškai žaliam investuotojui, kuris nenori pasyviai, bet nori efektyviai investuoti. Todėl ir nėra jokio tenai vertinimo tų kompanijų, nes yra daroma prielaida, kad tas žmogus, kuris užsiima šitą strategiją, negali to padaryti. Skaičiau diskusijų ir internete, kad dalis tą taisyklę naudoja tiesiog kaip screening toolsą atsirinkti geroms kompanijoms, ar ne, kad aš pagal šitą taisyklę susidariau 20 įmonių sąrašą ir tada aš jau žiūriu, šitą kaip ir neblogai, šitos jau atleido, panašu, kad ten kažkas nelabai gerai, šitą dar kažkas, tai kažkokie teismai ir tada prasifiltruoju, bet aš susiradau 5 kompanijas, kurios atrodo neblogos. Tai galima naudoti tą tokiems žmonėms, kurie nori ten giliau pasidomėti, tai gali būti kaip įrankis tą taisyklę susisiaurinti sąrašą, nes akcijų yra 1000, susisiaurinti jų iki 20 ir tada renkėsi, kurios atrodo perspektyviai. Bet taip, ką tu užsiminėjai apie tai, kad rinkoms gal ilgiau užtrunka,
Nes yra visa rinkų efektyvumo teorija, kad rinkos viskas įskaičiuota, visa informacija yra žinoma, bet yra vertinimų, kad tiek dėl labai didelių pasyvių srautų, tiek didelio retailo įsitraukimo, indeksinių fondų labai didelių srautų, kad rinka darosi mažiau efektyvi. Gal ir dėl socialinės medijos, kad tos manijos ir bumai tęsiasi toliau, didesnė dalis žmonių išgirsta, kokios puikios yra Magnificent Seven ir tas vis ilgiau ir ilgiau tęsiasi tos manijos, kad tas teisingos kainos paieškos mechanizmas, kad jisai veikia lėčiau negu veikdavo anksčiau. Tai yra tokių tyrimų, tai tada tokiu atveju tos vertės strategijos jos gali būti dar skausmingesnės, nes tu gali būti, kad nusipirkai tikrai gerą kompaniją, kurios vertė yra dviguba negu kad tu turi, kad tu mokėjai, bet rinka nereaguoja. Ir reaguos gal už 5 metų. Taip. O ką manai dėl visų, vertinimo modelių, kai mes pradedam kalbėti apie discounted cash flow, tikriausiai bus vienas toks populiariausių bendrai pasirinkimų, kadangi tai dažniausiai nelabai suprantama arba nelabai net pažįstama pradedantiesiems, bet vėl, jeigu investavimo sferą nukeliavai ir vis tiek jau rodiklius gali vertinti, kažkurio momentu išgirsi apie tokius dalykus. Ir vėl, tų vertinimų irgi yra daug skirtingų ir taip toliau. Ar manai, kad čia yra vertės edukacijoje ir reikėtų tokius dalykus darytis savo, jeigu investuoja individualias kompanijas? Ar tai yra, sakykime, hobio pusė, jeigu patinka? Manau, kad prasmės sėdėti ir modeliuoti finansinės ataskaitas konkrečių kompanijų turbūt neverta beveik niekam, bet turėti tokį einamąjį supratimą, kas tai yra ir iš kur ateina tų akcijų vertė, turbūt reikėtų tą teorinį supratimą, kad akcija vis tiek yra visų ateities pelnų kažkokia tai išraiška. Ir iš principo tie diskontuoti pinigų srautai yra skaitiklyje yra ateities visi pinigų srautai, kuriuos atnešta tas investicija, ar tai būtų obligacija ar akcija, nesvarbu šitoje vietoje. O vardiklė kažkokia tai diskonto norma, ne? Tai realiai opportunity cost pinigų, kažkoks tai, ką aš prarandu, ar ne, kokios yra galimybės, koks yra rizikos lygis, kurį aš prisiimu. Tai skaitiklis priklauso ar ne nuo ekonominės aplinkos, nuo konkurencinės padėties, ar ne kiek pelno uždirbs ta įmonė ir kaip tai atrodys, kiek auks jos pajamos ir pelnas ateityje, ar bus kažkokie tai dividendai pastovus, ar tų dividendų nebus ir aš uždirbsiu tik tai iš akcijos kainos pabrangimo. Iš kur mano ta grąža ateis, irgi turbūt svarbu investuotojui žinoti. O vardiklyje, ar ne, įeina dažniausiai rizikos lygis, kiek tai rizikinga kompanija, koks bus bendras palūkanų lygis, kokia bus infliacija, kokia bus bendra ekonominė aplinka. Tai kokie faktoriai veikia tą grąžą, turbūt svarbu žinoti tokiam bendram lygyje, ar tau to modeliavimu užsiimti. Jisai toks jautrus yra prielaidoms, kad su skirtingom prielaidom kokį nori gali gauti įvertį tos akcijos. Ir kaip žinoti, kad tu padarai teisingas tas prielaidas. Nebent žmogus dirba, pavyzdžiui, to industrijų, tikrai turi unikalių, pavyzdžiui, kažkokių tai įžvalgų, kaip ta industrija turėtų vystytis, tada gal tam yra prasmės, kur būtų kažkoks tai konkurencinis pranašumas. Aš atsimenu, vėl čia Linčo komentaras, man rodos, buvo, kad daugelis žmonių supranta tą tokį naujienų ir akcijos kainos tam tikrą koreliaciją, bet mažuma supranta pelnų ir akcijos kainos koreliaciją, kuri yra beveik 100%. Vėl su sąlyga, kad nenusipirkai ten pervertintos 100 kartų, bet jeigu mes imam kompaniją, kuri yra kažkur plius minus ten 50%, nors ir rėžiuose, realistiškai augantis pelnas, kažkurio momento akcijos kaina seks iš paskos. Ar tai ten porą mėnesių, ar ten keli metai, ar 10 metais, tai yra vis tiek ta egzistuojanti koreliacija. Ir man dažniausiai šitie skaičiai labiausiai priverčia pamastyti apie tai, kad, vėl, kad įsivertint labai ten, ar tau 10% grąžos, ar 9%, ar tavo augimas ten 6 ar 7%, tai
padidink truputį laikotarpį ir tu gausi, nu, neproporcingai skirtingas kainas, ar verta ar neverta pirkti. Bet man rodos labai vertinga tą įsivertinti ir užsirašyti, nu, taip, padėlioti savo nors trumpam, nes vėl tai iš Buffetto, man rodos, yra komentaras, kad spėliojimai apie ateitį daugiau pasako apie spėliotoją, negu apie ateitį, taip sakant. Tai ir šitas man irgi toks labai priimtinas, bet žmogui, man rodos, edukacija iš tiesų susidėlioja labai gerai, kai parašai šitus, nes aš matau, kad diskutuoji apie šitą, tai tau labai lengva tą formulę galvoje iš karto sakyti tas. Daugeliu žmonių, taip sakant, kad vien pelno koreliacija net nėra pažįstama. Taip. Ir irgi tie modeliai yra labai sudėtingi, jie labai priklauso, irgi yra senos įmonės, kurios moka dividendus ir tas DCF-as atrodo vienaip, yra kitokios įmonės, kurios tik auga ir augina vartotojų skaičių, neturi nei pelno, PE ratio nesusiskaičiuoja. Amazonas 20 metų buvo pervertintas verslas, į kurį neverta investuoti pagal tam tikrus rodiklius. Būtent. Labai priklauso nuo įmonės, labai priklauso, vėlgi ten giliau einant, skirtingiem investuotojams ta įmonė gali turėti visiškai skirtingus tos diskontuotus rautus, kurie yra aktualūs, nes mažmeninis investuotojas žiūri į ten dividendų srautą ir po to akcijos kaina gale, o pavyzdžiui, kontrolę turintis investuotojas, jisai žiūri į laisvus pinigų srautus, jam neįdomus dividendai, jisai žiūri, kokiom lėšom įmonė disponuoja. Tai tos pačios įmonės cash flowsai, skolos cash flowsai, kurie ateina ir kokiom jisai lėšom disponuoja tenai. Ten visiškai kito lygio žaidimas prasideda, kokie pinigų srautai yra aktualūs. Bet patį principą suprasti, užsirašyti formulę, pažiūrėti, kokie faktoriai veikia skaitiklį, kurie veikia vardiklį, nes iš principo paėmus tai viskas, kas yra nespekuliatyvus turto klasės, taip pat yra įvertinamas diskontuotais pinigų srautais ir kaip veikia infliacija, tai kaip tai veikia palūkanų normos, kaip tai veikia ekonomikos augimas, kaip tai veikia visos dalykos, ką mes girdim naujienose, į kurią vietą toj formuliai tai įsistato. Du klausimai čia tokie, paimam vieną pusę. Pirmą, pažiūrėkim į dabartinę situaciją vis tiek. Turime palūkanų normų mažėjimą, tikėtina palūkanų normų mažėjimas, taip sakant, tęsis šitoje vietoje. Ar kurioms turto klasėms tokioje situacijoje, su assumptionu, čia vis tiek suspėjimu į ateitį, kad didžioji dalis analitikų bus teisūs ir iš tiesų tos palūkanos mažės ir toliau, kuriom turto klasėm tai yra geresnis scenarijus, kuriom turto klasėm tai yra galbūt truputį blogesnis scenarijus, jeigu mes žiūrim iš investavimo pusės. Gali truputį užvesti ant kelio, kad truputį pakovotume prieš tos, įsitikinimus, kuriuo laikotarpiu pradėjome investuoti ir edukuotis apie tai. Taip, tai vėlgi, jau viskas įskaičiuota rinkos. Jeigu sakom, kad, taip sakant, 100% veikia, tai tada indeksai ramu. Jau yra įskaičiuota ir klausimas, kokie bus siurprizai, nuokrypiai nuo to scenarijaus, bet bendrai, ką mes matom, mažėjančios palūkanos yra gerai nekilnojamam turtui, mažėjančios palūkanos yra gerai visiems intensyvaus kapitalo verslams, ar ne, ten kokiam nors komunalinių paslaugų tiekėjams, pramoniai, sunkiai, diskrečiam vartojimui, ar ne, tokiam ne pirmo būtinumo prekiams, ar ne, ten, kur dažniausiai gamyba veikia su svertu, kur yra daug skolinto kapitalo ir paklausa priklauso nuo kredito srautų, ne, būstas labai priklauso nuo ir visas nekilnojamas turtas nuo kapitalo, tada analogiškai sekantis tiekimo grandinėje yra baldai, buitinė technika ir visa kita, automobiliai dažnai yra lizinguojami ir visa tai, kas priklauso nuo palūkanų, paprastai mažėjant palūkanoms, jie yra labiau cikliški, jie turėtų turėti geresnį laikotarpį, kai kokie, pavyzdžiui, pirmo būtinumo prekės dažniausiai mažiau svyruoja ir jos laikomos tokios gynybinės akcijos, kurios neneša stebuklingos grąžos, bet ir paprastai pablogėjus situacijai nekrenta, nes pieno vis tiek reikia. Beta draugiškesnis biški, taip bendrai paėmus. Tai yra šitos vietos. Mažėjant palūkanoms, aišku, yra aritmetiškai gerai obligacijų kainoms. Tai jau skaičiuota. Tai klausimas, jeigu mažėtų
labiau arba mažiau palūkanos, negu dabar yra lūkesčiai. Tai irgi tai paveiktų obligacijų kainos ir jos nuolat veikia, bet aišku, turbūt mažinis investuotojas paprastai nusiperka ir laiko jas iki išlaikymo ir tas kainų sviravimas obligacijų jam nėra labai aktualus, bet tą reikia žinoti, kad obligacijos profilis rizikos labai skiriasi priklausomai nuo to, ar aš jį perku ir laikau iki išlaikymo, ar aš nusiperku ir man prireikia pinigų po kelių metų ir tada ta kaina gali būti labai skirtis nuo nominalo. Jeigu, tarkim, ateina 22 metų scenarius, palūkanos nuo 0 iki 5% pašoka, tai tos obligacijos vertė labai yra kitokia negu... Ir emitentas nesubankrutuos, aš atgausiu tą nominalą, turbūt, ar ne, jeigu kalba yra apie valstybinio obligacijų emisiją, bet jos vertė rinkoje gali būti ženkliai mažesnė. Bet daugelis, man rodos, retail investuotojų neina net į antrinę rinką, čia, taip sakant, laikau iki to laiko, kada išpirks. Bet irgi populiarėja obligacijų fondai, pavyzdžiui, ir ne, kurie, tai jie irgi turi tą pačią dinamiką, kur jie dažniausiai reinvestuoja palūkaną, kuponus, bet kainų sviravimas irgi gali būti pakankamai svarus, tą irgi reikėtų žinoti, nes palūkanų obligacijos labai jautrios yra palūkanų normoms. Teoriškai mažėjančios palūkanos galėtų būti gerai aukso kainai, nes vėlgi alternatyvieji kaštai mažėja. Šiais metais pritartų aukso augimas tau. Nes auksą laikyti labai skauda, kai palūkanų normos yra 5%, ir ne, pavyzdžiui, tai aš palieku 5% ant stalo. Tai kai palūkanos yra 2%, tas skausmas yra mažesnis laikyti neproduktyvų auksą. Tai turbūt NT, aišku, bendrai, ne tik NT vystytojai, bet ir NT turbūt klasė yra gerai mažėjančios palūkanos. Labiau fiziniams dalykams, kurie yra brangus ir kuriuos dažniausiai perkam kredito pagalba. Čia, man rodos, tas toks akcijų obligacijų pastovus dinamiškas pasirinkimas, kad kai pradedam iš palūkanų gauti vis didesnės grąžas iš augimo, obligacijos gauna didesnius atėjimus pinigų iš akcijų rinkos ir atvirkštinis. Tai vėl didžioji dalis, kaip paminėjai, jau įskaičiuota, bet tas toks gera patirtis, nes lyginamai greitai užkilusios palūkanos ir lyginamai, taip sakant, tie mažinimai irgi egzistuoja. Tai man rodos tokia gera edukacija pamatyti tą paveikslą ir už kokių 3 dar metų pasižiūrėti atgal ir sakyti, štai kaip tai veikia, nes dažnai tie ciklai gerokai ilgesni būna. Tu net gali per 10 nepamatyti tokio pavyzdžio, kurį mes dabar pamatėm per, skaitykim, 3-4 metų pavyzdį. Tai... Labai, ir 22 metai buvo labai unikalūs, nes tas konstravimas portfelio dažnai kodėl yra akcijų ir obligacijų kombinacija, nes paprastai ekonomikai gerai laikantis, akcijos gerai brangsta, nes auga pelnai, obligacijos tada toksai būna paprastai balastas. Inkariukas toks. Inkariukas, dažniausiai dar su gera ekonomika būna ir infliacija aukštesnė, obligacijos praranda vertę, tai jos dažnai būna toks tikrai balastas, bet kai ekonomika sušlubuoja, akcijose būna korekcija, tada pinigai pasipila į obligacijas, obligacijų vertė pakyla, tada galima nusimesti kažkiek obligacijų, užsipirkti pigiai akcijų ir tokia logika to portfelio yra balansuojanti, kad kai vienam blogai, kitam gerai. Ir atvirkščiai. 22 metai buvo unikalūs to, kad abiem buvo blogai, nes turėjom ir tokią laikiną recesiją, nerecesiją, stagnaciją, kai akcijoms buvo blogai, iš dalies dėl labai stipriai pakilusios diskonto normos, labai greitai keliant palūkanas. Iš kitos pusės mes turėjom, kad ta infliacija labai ir aukštesnės palūkanos labai kirto ir per obligacijų kainas. Tai turėjom tokį unikalų kokteilį, kai ta neigiama koreliacija tarp akcijų ir obligacijų sulūžo ir kai turėjom, kad jos pajudėjo viena kryptimi žemyn. Ir tikrai ne taip dažnai pasitaikanti tokia yra situacija, kuri buvo, akcijos greitai atsigavo, pakankamai obligacijoms užtruko ilgiau. Man įdomu, kaip tik norėjau klausti dėl to, mėlyna knyga, protingas investuotojas, viso argumento
40-60 procentų legendinio portfelio akcijų obligacijų pusėje, arba ten tos visos metų formulės, kad jeigu tau metų tiek, tu tenais turėtum portfelį turėti tiek akcijų, tiek obligacijų. Apskritai tas mišinys, kad privaloma kiekvieno žmogaus portfelį turėti ir to. Koks tavo požiūris šitoje vietoje? Aš obligacijų turiu mažai, bet ne todėl, kad nežinau, labai individualu yra rizikos tolerancijos lygis, kiek, man atrodo, kad šiaip ypatingai Lietuvoje ir tam mažmeniniam investuotojui obligacijos patinka, žengiančiam pirmus žingsnius, ypatingai vyresniam gal investuotojui, tas aiškumas pinigų srautų, jisai... Kaip ir nekilnojamas turtas, apčiuopt. Taip, čia yra tam žmogui, kuris investavo į nekilnojamą turtą, tai obligacijos yra toks natūralus pirmas žingsnis rinkose, nes visi supranta skolą, visi supranta palūkanas, kas tai yra, labai suprantamas dalykas. Tai tikrai žmogui, kuris turi tokią galbūt gynybinę strategiją, labiau turto išsaugojimo strategiją, jisai obligacijos turi savo vietą, irgi dažnai gal ir neįvertina pilnai rizikų, nepasidomi iki galo. Ir ten yra, obligacijos yra gerokai sudėtingesnės, negu atrodo paviršiuje. Bet šiaip tos taisyklės yra ne veltui, yra logikos juose turėti šiek tiek stabilizuoti. Psichologiškai gal daliai žmonių būtų lengviau, jeigu matytų, kad tas portfelis ne 20 procentų pasikoregavo, o 10 dėl to, kad buvo kažkokia stabilesnė dalis to portfelio. Bet aišku, obligacijos dažnai būna balastas, ypatingai tuo metu, kai būna geras metas rinkose, kai jos auga, kaip pastaraisiais metais po 15 procentų, tai obligacijos yra labiau balastas negu nauda, bet tai yra kaip irgi dalis draudimo po portfelį, tai jas investuoja ne dėl grąžos, būtent jų tikslas yra stabilizacija po portfelio. O taip pat, jeigu ne per privatu, kodėl nesirinki turėti jų didesnio kiekio? Aš kažkiek jų turiu, bet aš turiu ir didesnį rizikos apetitą. Šiuo metu man turiu ilgą investavimo horizontą, man neturiu tikslo. Man tas draudimas šiuo metu nelabai įdomus. Man labai logiškai šitas pasirinkimas ir patiko labai, kad tą paminėjai, balanso versus grąžos elementą, nes aš panašaus požiūrio šitoje vietoje, vėl pas mane yra kažkiek skolos vertybinių popierių, bet per tokias ten alternatyvas kaip sutelktinis finansavimas. Obligacijų man kažkuriuo momentu patiko, dabar iš viso esu sumažinęs iki, taip sakant, didžiąją dalimi akcijų rinkoje, bet su ta mintimi, kad aš galiu 10 turėti nulinį rezultatą ir man, nesužlugdys mano strategijos galbūt per tą prizmę. Ir vėl, manau, šitoje vietoje labai yra svarbus tas akcentas turėti tą tokį pasirinkimą, kuris leis pagal tavo, sakykime, toleranciją išbūti rinkoje tą ilgiausią laikotarpį, nes jeigu turėsi ten 60 procentų ar 40 ar 20, jeigu tu pabėgsi per pirmą krizę, koks skirtumas? čia blogiausias tikriausiai pasirinkimas bendrai paėmus. Taip, ir čia realiai tai yra, mes dažnai negalvojam per rizikos perspektyvą, bet iš principo kiekvienas investavimas sprendimas yra, kiek aš noriu prisimti rizikos. Tai saugiausias yra 100 procentų kešas, tada 100 procentų obligacijas irgi saugus. Čia nuo laikotarpio tikriausiai priklauso. Tada toksai konservatyvus portfelis gali būti 50-50. Jauno žmogaus daug rizikos apetito 100 procentų į akcijas. Dar ryškesnis gali būti, dar tiek pat pasiskolinu už draugo ir dar skolintais, ar ne? Tai su 2 svertų investavau. Bandau Čia ir draugystė nukentės gali būti. Bet yra, kas investuoja, ar ne? Su svertu, su labai rizikingais produktais, ar ne? Tai žmonės, kurie turi daug rizikos apetito, tą patį kripto galbūt galima prilyginti kaip tokią analogiją, kad labai aukšta koreliacija su rinka, juda stipriau negu rinka, ar ne, tai ekvivalentu, kaip prisimti lygą, aš investuočiau į akciją su svertu, investuoju į kripto. Tai tokia labai all-in manevras, ar ne? Ar aš noriu prisimti tiek rizikos? Nenoriu, mano balansas yra kažkur beveik pilnai į akcijas, ne visai, su tam tikra
kešo ir obligacijų alokaciją, bet Man visą laiką kažkaip, šiaip patiko labai, aš dabar nesimenu, iš kurio pokalbio būsiu šitą išgirdęs, bet patiko ta mintis vertinti savo rizikos toleranciją per laikotarpį, per kiek tu galėtum atidirbti tą portfelį atgal. Kai tu ten investuoji pirmą, ten, sakykime, nežinau, 100 eurų per mėnesį, tai būt 100% akcijose tau neskauda tiek daug, nes tu ten mėnesis 2, taip sakant, trumpą laikotarpį užtruks atidirbti tą portfelį ir vėl jį per naują pradėti. Kur jeigu mes sėdim su portfeliu, kuris pasviruoja tiek, kiek tu uždirbi per metus, tai jau rizikos tolerancija visai kitokia būna. Ir daugelis žmonių pradeda ir, man rodos, padaro tą klaidą, kad pačioje pradžioje galbūt neprisiema pakankamai rizikos, kas leistų uždirbti gerokai didesnę grąžą ir pradeda prisimti tada, kai jau, taip sakant, turime gerokai žymesnį portfelį, kas gali būti gerokai skausmingiau. Čia vėl individualu, labai tos diskusijos neveltui ir yra su žmonėm įsivertinti tas situacijas. Bet... Ir čia labai svarbi dalis, nes investavimas vis tiek tai yra ilgo laikotarpio žaidimas ir kaip aš galiu investuoti, kad tai būtų tvaru ilguoju laikotarpiu. Nes yra matematiškai gali išskaičiuoti ten kažkokias optimalias strategijas, kurios sulūš juodam pirmadieniui pasitaikius. Ir tai, kas yra optimalu, taip, optimalu buvo būti 100% akcijose pastarosius 15 metų, bet ar tas žmogus būtų tai daręs nuosekliai? Ir kokia yra strategija tam konkrečiam žmogui, kad jisai ją galėtų sekti, kad jisai liktų rinkoje, kad jisai realiai pajaustų tą naudą. Ir jeigu tai reiškia, kad žmogus tik tai 10-20% investuoja į akcijas, nes tiek jisai gali savo ramiai leisti investuoti, tai reiškia, tai jam yra tvari strategija. Kitas žmogus puikiai jaučiasi būdamas 100% investavęs į rizikingas turto klases ir nemato problemos. Irgi turbūt svarbu tokiam pradedančiam investuotojui investuoti tuos pinigus, kurių jam nereikia. Tiesiog. Nenaudojimų, nefinansinė kurių pagalbė. Jisai neketina naudoti ar artimų metų. Taupyti atostogom kitoj sąskaitoj, nes ten yra ilgalaikis vartojimas, ten yra kita dalis. Investuoju aš tų pinigų, tikiuosi nenaudoti ir tada tai bus turbūt tvariausia dalis, kad man nereikės jų tikrinti, aišku, visko atsitinka ir visai būna, kad tų pinigų prireikia, tam mes ir kaupiam, bet kad standartiniu atveju man jų neprireiks tų pinigų ir tada galima konstruoti tą ilgą investavimo strategiją ir tada išnaudoti tas rinkų galimybės. Pajudinkim truputį temas arčiau namų. Kaip jau užsiminėm kelis kartus apie nekilnojamą turtą, bet bendrai paėmus nekilnojamą turtą, kuris yra tikriausiai mylimiausia Lietuvos gyventojų investicija, kaip žiūri į šitą turto klasę būtent iš investavimo pusės? Ir gal truputį plačiau per tą prizmę gera investicija, bloga investicija tam scenarijui, kai žmonės žengia pirmus žingsnius. Taip sakant, kad tai yra pradžia, nekalbam apie ten milžiniško kapitalo valdymą. Vėl, nenorim rekomendacijų dalintis, čia įžvalgos, bet labiau per tą prizmę matau esi skaičių žmogus. Manau, tikrai esi atsakė šitą klausimą savo, kažkiek nagrinėjęs, tai vat, įdomu, kokia nuomonė. Jo, aš savo esu atsakęs šitą klausimą. Irgi, čia yra daug tų dalykų. Investavimas NT, tai pirkimas NT savo yra vartojimas. Taip. Ilgalaikis tai nėra investavimas, nes ką tu darai? Nusipirkau butą, suinvestavau, pagyvenau ten 5 metus, pardaviau, uždirbau daug, o dabar kur aš gyvensiu? Pirksiu kitą butą už brangiau, už tiek pat ir... Ne, labiau gal, jo, paimam labai tokį specifinį. Paimam, kad perku butą, ar ten namą, ar dar perku objektą, tam, kad aš arba jį nuomačiau, arba aš jį parduočiau brangiau. Bet nesu to gyvenimo, galbūt taip. Nuomačiau ir parduočiau, bet per tą prizmę. Tai aš suprantu, kodėl jisai yra patrauklus. Logiškai, aš atsakiau į savo klausimą, kodėl jis patrauklus. Aš nežinau, aš nedariau tyrimo. Tiesiog aš priėjau prie atsakymo, kad žmonėms patinka cash flow, kuris yra apčiuopiamas. Nes aš jeigu nusipirkau akciją ir ten man perveda 50 eurų, pasimeta sąskaitoje tie pinigai ir nejauti tos satisfakcijos. Bet ten yra didelė pozicija, iš karto atsidaryta, neša reikšmingą pinigų srautą kiekvieną mėnesį. Jeigu 100 000 įdėsim, tai... Žmonėms atrodo, kad tai
mano pensija ar kažkas tokio, žmonės nori nusipirkti pinigų srautą ir NT tai padaro. Viena investicija, tu nusipirki pinigų srautą. Kita dalis, kuri turbūt padaro NT patrauklų, tai yra vienintelė vieta realiai, kur mažmeninis investuotojas prieina prie finansinio sverto. Kad gali su pakankamai nedideliu nuosavų kapitalu, jeigu kalba apie antrą būtą, tai gerai, pradinis įnašas jau reikalingas 30% ir daugiau, bet vis tiek galiu grąžą nuo nuosavo kapitalo realiai pasidvigubinti, jeigu viskas gerai, su finansiniu svertu. Bet aišku, tada rizika tos investicijos jau yra nebe NT rizika, tai jau yra dviguba NT rizika, kuri visiškai kitas yra profilis ir žmonės dažnai neįvertina, kad jeigu su skolintų kapitalu kažką darai, tavo rizikos profilis labai labai stipriai pasikeičia. Bet žmonėms tai patinka, jie turbūt tas galėjimas pasididinti NT riziką jos ir patraukia, nes jie gali su santykinai nedideliam nuosavom lėšom nusipirkti pinigų srautą. Bet taip imant plačiau, lyginant su kitomis turto klasėmis, tai tą patį pinigų srautą galėtumai susidėlioti iš kitų finansinių priemonių. Ar tai būtų obligacijos, ar dividendinės akcijos, ar galų galiai ir nedividendinės akcijos ir jų parsidavinėti dalį, kai tau reikia pinigų, susikurti sintetinį pinigų srautą parduodamas, kas būtų labiausiai turbūt bent jau iš mokesčių pusės optimaliausias būdas susikurti pinigų srautą. Bet irgi trūksta turbūt ir finansinio raštingumo susikurti tą, nes realiai paėmus nuomos pajamingumas Vilniui siekia apie 5% turbūt. Dabar gal ir mažiau jau. Sviruoja tarp turbūt apie 4,9, gal kažkas tokio yra. Tai gros, neįvertinant kredito aptarnavimo kaštų, neįvertinant, kad nuomininkui reikės pagalbos su santechnika, su remontu. Taip, vakancija bus kažkokia, tai bus prarastų tų mėnesių ir taip toliau, tai realus tas pinigų srautas, jisai tampa gerokai mažesnis. Ir jau tada net ir labai saugus finansiniai instrumentai neša labai panašią grąžą. Tai iš tokios pusės man tikrai atrodo, kad finansinės priemonės yra pranašesnės, plus į tą patį NT galima investuoti per finansinės priemonės, per įvairius fondus, ETF-us ir kitas priemonės. Bet aišku, žmonėmis jisai suprantamas ir tai savaime turi pranašumą, nes suprantamumas, reikia pripažinti, yra savaime pliusas, nes tada žmonės ir rizikas gal geriau įvertina ir nepasimauna gal kai kuriuose vietose ant kažkokių tai nelabai gerų pasiūlymų ir galų gale saugiau gal ir jaučiasi. Ir gal šiek čia irgi turbūt man su NT atrodo labai daug darbo, bet kitas nagingesnis žmogus gal sakys, kad viskas čia nedarbas, čia malonumas. Man atrodo, kad finansiniam priemonėm atrodo pakankamai paprasta, keliai prie kompo atsisėdai, nusipirkai, susidėliojai, bet žmogui visai neturinčiam žinių tai atrodo labai sudėtinga ir neaišku, nuo ko pradėti ir tada tas NT atrodo santykinai viskas aiškus ir suprantamas. Bet grinai matematiškai žiūrint, tai iš finansinių priemonių tą pinigų srautą galima susidėlioti. Minusas yra tas, kad, kai santykinis minusas su kredito pagalba, su finansiniu svertu galima daug didesnę poziciją atsidaryti NT, ko pasimti kredito, užsipirkti obligacijoms. Daug kas neparekomenduotų, tai pasakytų, kad tai yra labai rizikinga. Ir yra. Ir dažniausiai nepasiskolinsi tai pigiai. NT leidžia tą svertą labai tokį, sakykime, sąlyginai pigų išnaudoti savo naudai. Taip. Bet irgi reikia tada žmonėms vertinti, kad tada tas NT nebėra tokia saugi turto klasė.
Man rodos, tas skolintų pinigų dalis daugeliui labai, taip sakant, apakina, bet vėl, atsiremiam į laiko investicijas. Tas pats vertės investavimas, tas pats specifinių tų investicijų pasirinkimas, man atrodo, kad įdarbini save į nediversifikuotą pasirinkimą ir turi tikrai tą aukštą riziką, kurios galbūt tikiesi geriausio, bet čia gali būti gan problematiškų scenarijų. Ir darbo turi. Arba samdai kažką ir tada dar mažini savo gražą. Va, čia irgi tas populiarus pasirinkimas, kai pamatai kiek darbo, bet tada irgi toks. O pakalbėkime apie alternatyvas, vis tiek užsiminiai truputį apie fondus, aš čia spėju trestai nekilnojamo turto, čia tie Real Estate Investment Trusts, ar turėjau menį labiau tuos specifinius fondus, kurie fokusuojas tik nekilnojamo turtą, kur... Yra visokių, yra ir raitai, ir šiaip yra fondų, kurie investuoja, perka įvairius objektus. Kaip žiūri šitus pasirinkimus vos ne, jeigu kalbam per portfelio, sakykime, vertinimą, ir paimkim pagrindinius indeksus, nekilnojamo turto sfera ten yra neapčiuopiama beveik, taip sakant, ten 2 procentai, 3 procentai to bendro kapitalo keliauja į tą sferą. Kai kuriais atvejais galbūt truputį daugiau. Turėti tą tokią papildomą poziciją, kuri yra koncentruota į nekilnojamą turtą, ypač su dabartiniu tų palūkanų pasirinkimu, atrodo gan logiška, bet vėl priklauso nuo strategijos ir taip toliau, bet ar tai investavimas į prie ko aš noriu privesti, ar investavimas į nekilnojamą turtą per sakykime, vertybinių popierių pasirinkimus, per fondų pasirinkimus, tai dar vis skaitytum kaip nekilnojamo turto investicija, ar čia jau būtų, sakykime, nebe tas pats ir tai nepatektų į tą pačią sferą? Tai vis dar turto klasė fundamentali yra tokia pati ir jos gražą lemia tie patys fundamentalūs ekonominiai faktoriai, tik tada tu investuoji į diversifikuotą kažkokį tai paketą NT objektų, o ne į vieną butą ar sodą. Tai iš tokios finansinės pusės, tai tada tas fondas tiek turi geresnės šiek tiek savybės. Vėlgi, dažniausiai su vienu konkrečiu butu nieko nebūna, bet būna užpila arba būna kažkas. Tai tokių specifinė rizika, jinai labai dažnai nepasireiškia, bet kai pasireiškia, tada jau labai skausminga būna. Tai perkant fondą, dažniausiai tada bus priešingai. Dažniausiai jinai pasireiškia, bet tokiai mažai daliai tavo portfelio, kad nejauti. Tai va. Ja. O jeigu judam prie, galbūt sakyčiau, neteisingos reklamos iš kai kurių verslų, kurie įvardina, kad investavimas į turtinį finansavimą yra investavimas į nekilnojamą turtą. Gal truputį, vėl, čia yra vis tiek skolos vertybinį kaip ir popierius, vis skoliniai verslui, jis ten užstatytas nekilnojamą turtų, taip, bet tai nėra tiesioginė investicija į nekilnojamą turtą. Kaip tavo apskritai požiūris į tą P2P pasaulį, jeigu mes žiūrim per verslo skolos pusę? Aš žiūriu, tai manau, kad yra visokių finansų pasaulis apskritai yra nuolat inovuojantis ir milžiniškas. Ir milžiniškas. Ir čia apskritai jau per amžius yra daug literatūros prašyta, kas nors įvyksta į tą standartinį finansų sektorių ateina reguliatorius, sako, čia gal tu mažiau rizikos prisiimk, ten mažiau rizikos prisiimk, ne? Tada kokios nors tradicinės finansinės institucijos griežčiau pradeda žiūrėti, bet tas kreditavimo poreikis išlieka ir tada pradeda, ar tai pavadintam shadow banking, ar peer-to-peer, ar kažkokios tai junk bondai, ar kas tai būtų, tas aukštesnės rizikos kredito rinka išsikelia kažkur kitur į kažkiek mažiau reguliuojamą erdvę, tenai susikuria lokalus kažkoks tai burbuliukas, kuris kada nors vienokią formą arba kitokią būna arba sureguliuojamas, arba nesureguliuojamas ilgą laiką ir tada išsprogsta į kažką tai ir taip toliau. Tai aišku, kad ateina į peer-to-peer dažnai skolintis tas, kas tradiciniuose kanaluose negauna kreditavimo. Ir ten yra aukštas rizikos lygis ir aukštos palūkanos. Tai irgi skolos instrumentas ekvivalentus high yield bondam, junk bondam, kažkoks tai, tai yra kažkokia panaši turto klasė, tiesiog kita forma. Tai jeigu tenai turbūt galima gauti puikią grąžą, jeigu taip nuosekliai dalinti labai dideliai daliai
įmonių, po nedaug skolinti. Iš principo tai ta pati turto klasė, tiesiog kita forma, gal šiek tiek mažiau reguliavimo, nes nėra biržos priežiūros, nelistinguojama ir taip toliau, bet funkciškai jinai yra tokia pati, yra savi niuansai dėl platformų ir kitų dalykų, kuriuos ten individualiai reikia įsivertinti, žinoti, kad nežinau, turbūt irgi reikia nuspręsti, kad tai yra kažkokia tarpinė dalis pagal rizikos profilį tarp vyriausybinių obligacijų ar investment grade obligacijų, sakykime, ir akcijų, kažkur tenai yra tas rizikos lygis. Ir tenai jau irgi toje turto klasėje turbūt labai įvairių yra įmonių su labai įvairiom ir siūlomom palūkanom ir finansais. Ten jau tada turbūt reikia pačiam labiau įsigilinti, atsirenkant įmonės, kurių rizikos ir grąžos santykis investuotojui atrodo geras. Bet čia turbūt yra tada šiek tiek daugiau darbo. Arba tiesiog automatinį kažkokį algoritmą susidėti. Dar noriu grįžti prie verslų truputį. Dar porą paskutinių klausimų. Paminėjai pokalbėje Baltijos tam tikrus pasirinkimus ir aš turiu minėjai Lietuva, Latvija, Estija, kaip nagrinėjimas kažko pagal tuos parametrus, taip sakant, vertės. Ar manai, kad, sakykime, Lietuvos investuotojai turėtų fokusuotis į Lietuvos verslus, nes tai yra kaip ir arčiau namų, labiau pažįstami, ar turint tarptautinę prieigą, kaip tik yra efektyviau keliauti į kitus pasirinkimus, kas pasaulio lygmenių yra, sakykime, didesni verslai ir sąlyginai saugesni galima įvardinti, bet vėl to supratimo truputį mažiau atsiranda, nes kaip įvertinti Microsoftą, kuris dirba, nežinau, Coca-Cola, kur nežinau, ar yra šalis, kurioje nepardavinėja. Taip, tas vertinimas iš karto atsiranda. Kaip manai apie šitą pusę? Tai viena vertus, taip, daugelis investuotojų dažniausiai pradeda nuo vietinės rinkos, paprastai ir ta informacija būna aiškesnė, vis tiek tie vardai būna žinomi. Yra tas žinojimo efektas vis tiek yra pakankamai svarbus, kad pirkti kažkokią tai kompaniją, apie kurią nesigirdėjęs, labai reikia taip, pasitikėjimo savimi. Plus, jeigu vartoji tuos produktus, gali taip iš vartotojo pusės įvertinti ir taip toliau, tai tikrai drąsiau turbūt yra įsigyti kažką pažįstamo, bet tas pats pažįstamas gali būti ir Apple. Ne? Jeigu naudoju iPhone'ą, man galvoju, kad labai gerai iPhone'ai, tai ir tikiu tą kompaniją, tai irgi tas pats efektas. Kita vertus, dažnai kainodara būna irgi palankesnė vietiniai rinkoje investuojant, ne visada aišku, bet būna, tai irgi gali būti paskatinantis toks veiksnys, kad tas grindis, barjerą painvestuoti į atskiras akcijas, jeigu tampa labai nedidelis, tai gali būti kaip pirmų žingsnių pasibandymų, kaip atrodo tas procesas paeksperimentavimo kažkokio, tai dar rimtai neužsiimant, bet tiesiog išbandant, kaip atrodo investavimas į individualias akcijas. Bendrai žiūrint į Baltikus, tai akcijų rinka yra mažos kapitalizacijos, lyginant su ekonomikos dydžiu ir tikrai būtų labai paranku dar keli IPO, kurie pagyvintų rinką. Labai yra ryškus trūkumas, matosi, kad nėra pasyvių srautų iš ETF-ų. Ir dėl to irgi, kaip kalbėjom, dalis kompanijų atrodo, kad jos turėtų būti vertingesnės negu yra jų kaina, žiūrint jų dividendų pajamingumą, jų finansinius rezultatus, atrodo, kad jos turėtų kainuoti daugiau negu jos kainuoja, bet dėl to, kad yra tik retailas, nėra tokių institucinių srautų, nėra pastovaus pirkimo srauto, panašu, kad irgi nėra to kainos paieškos tokios mechanizmo. Jisai nėra pilnai veikiantis ir jeigu čia buvo minčių apie tai, kad jeigu Baltijos rinkoje būtų dar kelios stambesnės įmonės, kad galbūt
Nasdaq Balticas taptų emerging markets dalimi ir tada ateitų instituciniai pinigai, ar ne, ETF įsitrauktų Balticus į savo pirkimo sąrašą. Čia turbūt dar tolima pakankamai ateitis, bet tada tai irgi pakeistų pakankamai situaciją Baltijos rinkoje. Nu, čia įdomu, tai jeigu į emerging, tai privalomas iš karto iš karto tas privalomas pirkimo dalis. Taip, tie indeksai, kurie investuoja į emerging marketus, tada automatiškai perka ir Baltikų akcijas, kas tada būtų rimti instituciniai pinigai ateitų į šitą rinką. Ir tada automatiškai ir įmonėms, pavyzdžiui, listinguotis daug efektyviau būtų. Taip. Čia tokio pirmo domino reikia, kad pradėtų važiuoti. O kaip manai iš geografinės pusės? Nes pas mane dažnai argumentas yra, kadangi mano dažniausiai pajamų šaltinis, tai ar darbas, ar verslas būna šitoje rinkoje, namas ten, sakykime, kaip turtas vis tiek egzistuoja, ar ten butas žmogaus, nežinau, mašina, toks didžioji dalis fizinio turto jau egzistuoja toje pačioje geografinėje lokacijoje, tai atrodo papildomai dėti pinigus irgi ir pririšti prie vienos ekonomikos, kartais atrodo gerokai rizikinga, vėl išsiplėsti į ten kaimyninę šalis Latvija, Estija, atrodo kaip ir diversifikacija, bet irgi pasaulio mastu pagal dabartinius skaičius nesam net emerging markets pusėje ir net jeigu būtume, ten būtų procentas mažiau netgi tikriausiai. Tai vat klausimas galbūt, ar iš geografinės pusės matai, kad tai yra naudinga pusė, nes galbūt vis tiek turi diversifikaciją ir skaidai per turto klases, ar su tokia dabartinė prieiga, kur mes keliais mygtuko paspaudimais ant telefono galim investuoti į tos pačius Apple rekomendacija, bet to pasaulio verslus atsiranda tas efektyvesnis pasirinkimas galbūt ieškoti didesnėse rinkose, gilesnėse rinkose su didesniais pasirinkimais. Aišku, kad pagrindinės investicijos turbūt eina į didžiausias rinkas, nes jos daugiausia užgrebi vienu mostu. Diversifikacija pagal geografiją yra logiška pakankamai. Yra antra to medalio pusė valiutos rizika. Jeigu labai investuoju kažkur kitur, vartoju aš vis tiek eurais. Ir dažnai pamirštama, kad gali 10% judėti valiutų kursai, dar kažkas. Tai nubraukiant visą, ypatingai ten, nežinau, šios vasaros Japonijos įvykiai, Nikkei juda stipriai, bet jena irgi juda labai stipriai. Visiems keliautojams labai čia apsimoka. Taip, labai keliautojams apsimoka, kiek investuotojams ten patiko iki galo, nežinau. Tai teoriškai ten Japonijos akcijų rinka pabrango 15%, bet jena atpigo 15%, ką aš eurais veikiu, nieko neveikiu. Mokesčius susimoku ir viskas. Okay. Gerai, paskutinis klausimas, nes manau, daugelis žmonių vis tiek pas mus atkeliauja su pradiniais klausimais, kaip pradėti investuoti, į ką atsižvelgti, kaip diversifikuoti portfelius ir apskritai pradeda rūpinti savo finansais ir nori to tokio galimybę savarankiškai žengti žingsnius, užsitikrinti ateitį. Gal gali pasidalinti savo įžvalgomis, kur būtų ta pagrindinė vieta, į ką reikėtų atsižvelgti pačioje pradžioje, tam, kad galbūt išvengti tų pagrindinių klaidų, nes nemanau, kad visų klaidų įmanoma išvengti, bet tiesiog galbūt truputį daugiau fokuso paskyrus tiksliniams dalykams pradžioje būna ta kelionė truputį lengvesnė. Aš nežinau, žmonės labai skirtingai mokosi ir vieni nori iš pirmo karto pataikyti gerai, kitiem gal kaip tik reikia pasimti 50 eurų ir sudeginti juos kažkur tai ir taip išmokti pamokas. Negu 50 000. Jo, tai jeigu kažką tai norisi egzotiškiau, aktyviau padaryti, tai siūlyčiau tai pasitestuoti. Turbūt demo accountas neneša to svorio, tai kaip ir kortom žaisti, padėjus 5 eurus, geresnis žaidimas gaunasi negu visai be pinigų, tai gal tada su ta nedidelė suma galima paeksperimentuoti, pažiūrėti, kas gaunasi. Aišku, jeigu labai gerai pasiseks, bus liūdna, kad nepadariau to, bet tą pamoką vis tiek galima pasimti su nedidelė suma, bendrai pasiskaityti kažkiek tai puikių šaltinių, ta pati Investopedija ar kažkas tai internete gausų yra šaltinių, kuriuose galima pasiskaityti.
galbūt elementariai einant, atsidarius ar banko, ar kažkokią investavimo platformas, terminas neaiškus, einu, paskaitau, Investopedia labai gerai atidirbu šitą. taukšt, po to sekantis linkas, taukšt sekantis linkas, ar ne, ir pasileidė į tą triušio olą gilin, ar ne, kol kažką tai skaitai ir tas patirtis, skaitimas, jisai kažkokį tą paveikslą pradeda dėlioti. Super. Dar vienas tikriausiai klaustukas, jeigu bus žmonių, kurie norės susisiekti, užduoti klausimus, ar čia yra kažkas, ką darai ir jeigu taip, kur geriausias šaltinis, ar čia į LinkedIną labiau nuvesti, ar, sakykime, į kokį nors kitą šaltinį, kaip žiūri šitą fokusą? Šiaip investavimo patarimų ar rekomendacijų tikrai nedalinu profesiškai, bet tiek Facebook'e, tiek LinkedIn'e, tiek kitose platformose dalinuosi kažkokiais įvykiais, komentarais, kas vyksta rinkose ar kažkokiais tai pranešimais, tekstais. Tai Nuorodom kam pasidalinsim nuorodom, kur galima būtų. Super. Gerai, ačiū Vyteni, labai buvo smagu pabendrauti, manau, ne pirmas pokalbis iš daugelio, nes kai kurias temas labai viršutiniškai palėtėm ir man rodos norėtųsi pasikapstyti, bet vis tiek norisi spėti irgi tą introductioną pirmą padaryti. Tai ačiū, kad atėjai, ačiū kad, taip sakant, atsakėjai visus klausimus ir žiūrovams priminsiu, kad jeigu norėsit stebėti, taip sakant, daugiau informacijos iš profesionalo finansų srityje, tai nuorodos aprašyme tiesiog užsukit, pasižvalgykit, taip sakant, įžvalgų tikrai nemažai, o mes su jumis susitiksim sekančiame epizode.